Sveiki visi. Aš esu Emilija, esu Vilniaus universiteto studentų atstovybės filosofijos fakultete pirmininkė, o su manimi yra Jolita, visos Fiesta Persone renginių savaitės koordinatorė. Ir mes norim Jūs pasveikinti susirinkus į pirmąjį savaitės renginį, disputą. Aš pati šiandien džiaugiuosi ir noriu pasidžiaugti keletų dalykų. Tai visų pirma tuo, jog šiandien visi mes susirinkome sudalyvauti dispute, kurio tema tikrai aktuali kiekvienam iš mūsų, tai yra tema apie švietimą, švietimo sistemą, universitetą. Tikiu, kad tikrai daugelis iš mūsų dabar visoje universiteto bendruomenėje girdime daug kalbų, daug įvairiausių nuomonių ir diskusijų apie tai, kaip kinta universitetas, kaip kinta aukštasis mokslas, kokios naujovės randasi ir koks yra jo likimas šiame globaliame pasaulyje. Ir manau, kad būtent šis disputas atlieps į tokį bendruomenės poreikį daugiau kalbėti ir klausyti apie tai ir tikrai tikiuosi labai įdomaus renginio. Dar vienas dalykas, kurio labai džiaugiuosi, tai tuo, jog mūsų fakulteto dienos Fiesta Persone labai stipriai plečiasi. Tai šiandien mes pradedame visų 5 dienų renginių ciklą, pilną naujovių, kurios tikiu, kad sutrauks ir sudomins dar daugiau žmonių negu iki šiol. Tačiau apie naujoves jums daugiau papasakos Jolita, o aš noriu palinkėti įdomaus ginčo. Taip, tai sveiki visi. Kaip ir kiekvienais metais Fiesta Persone organizatorių komanda stengiasi kuo geriau pristatyti mūsų fakultetą, stengiasi, kad renginiai atitiktų kiekvieno bendruomenės nario poreikius. Todėl šiais metais itin džiaugiamės pagausėjusių renginių būriu. Labai stengiamės išlaikyti ir išlaikėme visus tradicinius renginius, tačiau nenorėjome sustoti čia, norėjome judėti į priekį, todėl šiais metais turime naujovių. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti mūsų apdovanojimų vakaras, kurio metu susipins tiek tradicija tapę dėstytojų apdovanojimai, mūsų kūrybos knygos Sincera pristatymas ir apdovanojimai. Ir turėsime šiokią tokią naujovę, mūsų administracijos iniciatyva suorganizuoti studentų apdovanojimai. Taip pat norėjome, kad pagaliau kiekvienos mūsų studijų programos studentas rastų kažką savo šios savaitės metu. Kaip štai filosofai turi disputą, psichologai turi psichologų pavasarį, taip šiais metais turėsime diskusiją, kuri vadinsis apie socialinį darbą ir socialinę politiką paprastai. Tai čia subalansuota šių programų studentams, bet tinkama visiems. Taip pat turėsime sociologinę dieną, kurios metu sociologas Tereškinas pristatys savo knygą, vyks diskusija, taip pat proginis sociokinas, kuris tapęs yra tradicija mūsų fakultete. Iš tikrųjų bendra mūsų šios savaitės tema, bendriausia, jeigu galima pasakyti taip, yra atgimimas. Mes norime atgimti su naujų įvaizdžių, norime sugriauti stereotipus apie mūsų fakultetą, apie čia esančius žmonės. Vienas iš būdų, kaip mes tą darysime, taip pat yra ir mūsų tradicinis renginys Bardų vakaras, Bardakas, kuris šiais metais skambės tokiai muzikai netradicinėje vietoje, menų fabrike Loftas. Tačiau pradedame kaip visada tradiciškai nuo disputo, tai tiesiog norėčiau palinkėti tiek disputantams, tiek visai auditorijai geros žodžio dvikos. Ačiū. Sveiki visi. Dėkoju, kad atvykote į atidaromąjį renginį į Fiesta Personos disputą. Disputas jau tradiciškai pradeda šį renginių ciklą. Manau, jog tai yra puikus būdas pradėti šitą iškilmingą savaitę su mąstymu. Disputas yra labai svarbus renginys, kadangi jis leidžia viešoje erdvėje aptarti aktualius visuomeniai klausimus. Šiais metais mes siekėme iškelti ne grynai filosofinį ginčą, bet bandėme įsteigti tarpdisciplininį disputą. Mūsų pasirinkta tema – universiteto likimas globalizacijos akivaizdoje – yra be galo aktuali kiekvienam universiteto bendruomenės nariui. Dabar mes matome įvairius pasikeitimus švietime. Aukštasis mokslas tampa masinis reiškinys, didėja universiteto tarptautiškumas, bei atsiranda alternatyvios švietimo formos kaip internetinės mokymos organizacijos. Sparčiai besikeičianti sociokultūrinė aplinka mus priverčia kelti klausimą, kokiu būdu universitetas turi prisitaikyti prie aplinkos pasikeitimų. Universitetas adaptuojasi prie aplinkos kitimų, steigdamas įvairias reformas. Tačiau tada kyla turbūt dar svarbesnis klausimas,
kokios yra įvairių galimų reformų pasiekmes ir kokie kryptimi turėtų judėti reformos ir kodėl. Į šiuos klausimus šiandien mėgins atsakyti mūsų disputantai. Tikiuosi, jų diskusija jums bus įdomi ir privers giliau susimastyti apie universiteto ateitį. Toliau kviečiu į sceną disputo moderatorių, filosofijos fakulteto dekaną, profesorių Arūną Poviliūną. Tai sveiki visi. Taip, sveikinu pirmiausia visus mus su mūsų fakulteto švente, mūsų akademinė bendruomenė. Ir manau, kad Bursokų šventė šiek tiek skiriasi nuo kitų universiteto padalinių, nuo kitų fakultetų švenčių. Ir manyčiau, kad pagrindinis skirtumas šitos mūsų šventės yra tai, kad tos studentiškos linksmybės dera su klasikiniu universitetu, Ir man atrodo, kad čia toksai buvo nuo senų laikų. Per visas šitas šventes mes siekiame rasti tokį vidurio kelią, tokią tarytum balansą tarp to, reiškia, studentiškų šėlionių ir tokios, reiškia, klasikinės šiek tiek klasikinio universiteto. Ir tik mane nugąsdino Emilijos draugė, pasakiusi, kad dabar jau jie šiandien pradeda naują universitetą, pradės laužyti stereotipus ir nuo šiandien viskas bus kitaip. Tai aš nemanau, kad viską reiktų laužyti, ne viską reiktų griauti, nes vis dėlto, reiškia, mūsų universitetas, jisai kaip tik tai yra universitetas gyvenantis, na, jisai kaip aš tai tokį įvaizdį įsivaizduoju, kaip burlaivis, kuris turi aišku tapatumą, turi savo tam tikrą, reiškia, universiteto, tokia, reiškia, dvasia idėja ir jisai, reiškia, nu ką, jisai tam globaliam okeane gali plaukti, gali išlikti. Tai va, tai aš irgi labai laukiu šito disputo, kadangi dispute dalyvaus tikrai du puikūs specialistai. Profesorius Rimas Želvys, tai yra, na, vienas tokių pripažintų jau tikrai švietimo vadybos specialistų, dabar kaip tik tai jau keleri metai, kaip domisi aukštuoju mokslu. Ir kaip tik tai jam oponuos mūsų docentė Nijolė Radavičienė, kuri turi milžinišką patirtį ir to administravimo, ir buvimo universitete, ir turi tokio, pavadinčiau, tokio, na, labai puikaus orientavimosi, kaip išlaikyti tą, reiškia, universitetą. Dirbdama filosofijos katedroje, būdama, reiškia, tos, kaip tik tai mūsų fakulteto, reiškia, na, kaip čia galim sakyti, iščiose filosofijos, tai vat, jinai puikiai, reiškia, vat, man atrodo, vat, gali oponuoti, reiškia, mūsų profesoriui. Tai vat, tiesiog tikiuosi įdomaus disputo, kuris tikrai labai yra aktualus. Dabar apie taisyklės. Taisyklės disputo yra labai paprastos. Yra 4 dalyviai. Yra proponentas, šiuo atveju tai yra mūsų profesorius Rimas Želvys. Yra oponentė, šiuo atveju tai mūsų docentė Nijolė Radavičienė. Esu aš, disputo moderatorius, ir esate jūs, publika, kuri galų gale pasibaigus disputui nuspręsite, kas laimėjo. Ar proponentas, ar oponentė. Dabar kaip vyks pati diskusija? Čia turėtų disputantai įsidėmėti. Atkreipdėmėsi. Diskusija vyks taip. Pirmiausia, proponentas pristato savo tezę, pirmąją tezę. Pirmai tezei pristatyti proponentas turi 5 minutės. Oponentė turi 5 minutės oponuoti tezei. Yra replikos teisė iki 2 minučių. Galima kreiptis į tautą, į auditoriją, gal auditorija nori pasitikslinti. Kviesiu auditoriją irgi trumpai įsitraukti, 1-2 klausimai iš auditorijos. Po to antra tezė. Antra tezė trumpesnė, 4 minutės. Proponentui 4 minutės oponentui. Vėl galimybė jums įsiterpti ir taip iki pat
5 tezės. Mes turim 5 tezės, ar ne? Ar 4, Rimai? Aha, 4 tezės. Tai mes galim prognozuoti, kiek visą tai truks. Ir aš tikiuosi, kad čia turėsime tikrai įdomų reiškia renginį, kuris padės mums susiprasti. Kurgi mes gyvename ir ką turėtume daryti, kad gyventume dar geriau ir, kaip mes turėtume toliau galbūt, netgi šiuo atveju aš kaip administratorius galvočiau ir ką čia galbūt netgi keisti, kad būtų mūsų laivas geresnis, tvirtesnis. Tai kągi tada, aš užimu čia vietą, čia yra Rimantai jūsų vieta, profesorius Želvys čia stoja, Nijolė, ten jūsų vieta. Na, prašom. Sveiki. Šiuo atveju tezės... Labas pasakyti galiu. Negalim. Tai va, tai aš tada skaitysiu. O dabar, tai ką, tikrai, atsiprašau, ką tai pasisveikinti. Pasisveikinti. Labą dieną. Gerai, noriu pasisveikinti. Taigi, pirma mūsų profesoriaus Rimanto Želvio tezė skamba taip. Universitetas yra konservatyvi institucija. Perauga universiteto struktūra, kultūra ir studijų turinys. Prašau. Gerbiami kolegos, leiskite pagrįsti savo tezę. Ir norėčiau pradėti nuo to, kad švietimas yra bene konservatyviausia socialinė institucija. Na, dažnai pagal konservatyvumą švietimas yra lyginamas su bažnyčia. Iš visų švietimo segmentų konservatyviausia institucija yra aukštojo mokslo institucija. O iš aukštojo mokslo srities patys konservatyviausi yra universitetai. Ta galima būtų pagrįsti daugeliu pavyzdžių, aš apsiribosiu 3. Tai yra universiteto struktūra, universiteto kultūra ir studijų turinys. Pradėsiu nuo universiteto struktūros. Universitetai pasižymi klasikinę struktūrą, kuri praktiškai nesikeitė nuo viduramžių. Tai yra rektoratas, tai yra senatas, tai yra fakultetai, tai yra katedros, juose dirbantis profesoriai, docentai. Naujos struktūros universitetuose skinasi kelią lėtai. Ir jeigu jos ir atsiranda, tai jos nėra dominuojančios. Nedaug organizacijų yra išlaikiusios tokią tradicinę struktūrą per šimtmečius. Kultūra. Konservatyvumas yra ypač ryškus universitetų kultūroje. Akcentuojami universiteto įkūrimo metai. Kuo anksčiau įkurtas universitetas, tuo jis prestižiškesnis. Naudojami tradiciniai akademiniai simboliai. Per iškilmės dėmimos mantijos. Iškilmingai vyksta studentų imatrikuliacija ir krikštynos. Vyksta mediumas. Tradiciškai teikiami diplomai. Daktarų ir garbės daktarų vardai honoris causa. Egzistuoja profesorių emeritų institucija ir taip toliau. Visi šitie kultūros elementai pabrėžia universitetų konservatyvumą. Galų gale ir mūsų fakultetas, filosofijos fakultetas, jeigu pasigilinsime, kiek ten yra filosofų. Jie nedominuoja, bet fakultetas vadinasi filosofijos, todėl kad taip jisai vadinosi prieš daugiau kaip 400 metų. Studijų turinys. Vėlgi nuo viduramžio egzistuoja bakalauro, magistro, daktaro laipsniai, liudijantis apie skirtingą baigtų studijų lygį. Vyrauja tradicinis dalykinis susiskirstimas, pagal studijų turinį formuojasi fakultetai ir katedros. Tarp dalykiniai integracijai pasiduoda universitetai labai sunkiai. Visi saugo savo cechą. Ir čia aš norėčiau
išvesti sąsajas ir su globalizacija, kadangi globalizacija yra mūsų pagrindinė disputo tema. Vienodas arba panašus studijų turinys sudaro sąlygas studentų ir dėstytojų mainams, abipusiam diplomui pripažinimui. Tam, kad studijos būtų palyginamos, jos turi remtis tais pačiais pamatiniais studijų komponentais. Integruota arba novatoriška studijų programa sunkiai ras analogus kitur, kitose universitetuose, kitose šalise ir todėl gali likti globalizacijos šalikelėje. Todėl, manyčiau, vienas iš argumentų, o kodėlgi universitetas turi išlaikyti tradicinę struktūrą ir tradicinį studijų turinį, tai yra universiteto galimybė įsijungti į globalų universitetų tinklą. Ačiū. Ačiū. Gerbiamas oponentai, jūsų žodis. Priimu malonę pareigą diskutuoti su profesoriumi Želviu ir žinoma, kad turiu stiprių įtarimų, kad su gerbiamu edukologijos profesoriumi neturėsime labai stiprių kontroversijų, bet vis dėlto negaliu nesutikti, kad universitetas yra konservatyvi institucija. Galiu netgi pridurti, kaip ir irgi gali sakyti paantrindama proponentui, kad tame yra labai daug žavesio. Iš tikrųjų, taip jie įgauna viešųjų ryšių prasme labai daug taškų su visom savo mantijom, emeritais, su gimimo, įkūrimo data ir taip toliau. Neabejotinai. Šita kultūra, kurią saugome ir ypač aktyviai saugome mūsų fakultete, štai pavyzdžiui, rengdami disputus, tai buvo neabejotinai lotyniškosios tradicijos gaivinimas. Visa tai yra geroji, sakysiu, reikalo pusė. Tačiau daugeliu atveju tai yra, daugeliu atveju tas išlaikymas išorinių tradicinių pavydalų, jisai iš tikrųjų neišvengiamai yra pildomas naujų turinių. Labai geras pavyzdys profesoriaus buvo pateiktas apie filosofijos fakultetą, kuris štai vadinasi taip kaip prieš 500 metų, bet dėl Dievo meilės prieš 500 metų ten turbūt buvo dalis psichologijos žinių, galėjo būti tam fakultete, bet socialinio darbo, ar socialinės politikos, arba sociologijos, tai iš tikrųjų vargu bau galėtumėm ten surasti elementų. Ir kaip tik filosofijos fakultetas yra puikus pavyzdys, kaip prisijimdamas į save, kaip tos konservatyvios struktūros universitetai vis dėlto gali priimti į save naujybę. Dar daugiau aš tvirtinsiu, kad naujybės prisijėmimas jisai yra, taip sakant, didysis pranašumas, mūsų advantage. Tai yra tai, kad universitetai turėjo visus šansus išlikti savyje kaip dramblio kaulo bokšte, taip sakant, užsidarė. Filosofai tam šiuo rakursu būtų turbūt pats geriausias, toks paradigminis gyvenimo dramblio kaulo bokšte pavyzdys. Bet to nepadarė. Ir ačiū Dievui, kad to nepadarė. Aš sakyčiau, kad tai, ką minėjo profesorius Želvys, teisinga žinia, kad fakultetų tarpdalykinė kooperacija, tarpdalykiniai požiūriai ir bendras darbas kartu, jisai neabejotinai skinasi kelią sunkiai. Bet to nepasakysi apie mūsų fakultetą, kuris yra vėlgi geras pavyzdys, kaip atsitinka, kad štai suėjo visų pirma humanitariniai ir socialiniai mokslai. Visi mes ten išdėlioti į kažkokias lentynėlės, ar ne, mokslo tarybos. Susėjo socialiniai ir humanitariniai. Iš tų socialinių susėjo labai praktiniai, kaip socialinė politika ir socialinis darbas, ir labai teoriniai, kaip sociologija ir psichologija. Jie, žinoma, turi savo praktinius rakursus, bet yra teoretiškesni. Susėjo
pradėjo ir jie puikiai bendradarbiauja kartu. Ir iš tikrųjų aš galvoju, kad tas faktas, kad mūsų fakultete gali šiuo metu iš, tarkime, besirenkančių gretutinės studijas, didžioji dalis pasirenka tas studijas kitose mūsų fakulteto studijų programuose, tai ir liudija, kad mes esame to tarpdalykinio požiūrio nešėjai, įtvirtintojai, jo pranašumų išnaudotojai. Tai ta prasme aš sakau, kad universitetas, dėkui Dievui, nėra užsikonservavęs iki begalybės. Neabejotinai palaikyčiau profesoriaus mintį apie tai, kad pranašumo turi globalizacijos kontekste, iš tikrųjų pranašumo turi tos tradicinės programos, joms lengviau yra šnekėti su pasauliu, bet pasaulis irgi naujina studijų programų sąrašus ir ta prasme aš galvoju, kad mes nesame šito požiūriu, mes nesame, sakysim, visai beviltiški, mes galime steigti ir naujas programas, ir daugelis fakultetų tą daro. Aišku, ne taip spėriai, kaip kai kurie kiti Lietuvos universitetai. Dėkui. Jūs turite teisę. Remarkų. Dėkui. Iš oponentės lūpų aš neišgirdau didelių prieštaravimų savo tezės pagrindimui. Tačiau į kai kuriuos pasisakymus norėčiau sureaguoti. Visų pirma, dėl tarpdalykiškumo. Aš nemanyčiau, kad konservatyvumas yra nenugalima kliūtis tarpdalykiškumui. Konservatyvumas nėra kažkas tokio, ką mes būtinai turėtume vertinti su minuso ženklu. Gali būti sveikas konservatyvumas ir kada mes kalbame apie kelių dalykų integraciją, tai juk čia mes integruojame vėlgi tos pačius tradicinius klasikinius mokslus. Mes integruodami humanitarinius ir socialinius mokslus nekuriam kažką iš principo naujo, mes tik tai apjungiame žinias. Taip kad prieštaravimo tarp dalykiškumo ir konservatyvumo aš nematau. Galiu pasisakyti. Aš galvoju, kad turint omenyje šios diskusijos temą, universiteto likimas globalizacijos akivaizdoje, tai konservatyvumas, aš spėju, yra dalykas rizikingas. Konservatyvumas yra tai, kas globalizacijos vienas iš ypatumų yra ypatingas dinamizmas, ypatingas sparta. Taip sakant, ta banga, aš šiom dienom skaičiau šio požiūriu labai pavaizdžią knygą, kaip ten vadina, Gyvenimas audroje. Tai buvo apie Amberseilo plaukimą apie pasaulį. Žiauriai įdomi knyga, rekomenduoju. Bet tai globalizacija, tai man dar vis vaizdiniai, kaip ten tos baisios vandenyno bangos ir kaip jie ten murgdėsi nežinia kiek kilometrų gilyje. Čia jau labai įsisiautėjau. Tai aš įsivaizduoju, kad globalizacija, kaip aš ją suprantu ir kaip aš ją jaučiu iš tikrųjų, būdamas dėstytoju, tu ją netaip jauti, bet kiek aš buvau įsijungusi į administraciją, tai tų procesų sparta, vis nauji ir nauji, taip sakant, pranešimai, kuo gyvena pasaulio universitetai ir kas juose yra įvykę, kurie beje irgi turėtų pildyti universiteto žanro, tai yra konservatyvizmo taisyklės. Tai aš tvirtinu, kad globalizacija, vienas iš jos reikalavimų yra labai didelis dinamizmas. Taip sakant, mokėti gyventi ir išsilaikyti toje audroje. Ir išsilaiko tik tai tas, kuris labai greitai reaguoja. Tai dėl to sakyčiau, kad konservatizmas, jisai gali būti didysis stabdys, nebent mes jį suprasim taip, kaip aš siūliau, tik tai kaip išorinį kevalą, kaip gimimo data, mantijos, ten ar togos, emeritai ir panašus dalykai ir disputai filosofijos fakulteto dienų progai. Tai aš tvirtinu, kad konservatizmas yra mūsų rizikos zona. Ačiū. Auditorija galvote replikuoti, klausimą. Gerai, tada einame apie antros tezės.
Ir antra proponento tiesiog skamba taip. Dėl aukštojo mokslo masiškėjimo studijų vertė sumenko. Universiteto vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje yra pasikeitęs. Nuo elito ugdymo ir nacionalinės kultūros perdavimo prie specialistų kalbės. Specialistų kalbę proponentas parašė kabutėse. 4 minutės. Gerbiami kolegos, leiskite pagrįsti šitą tezę. Ir pradėti norėčiau nuo to, kad ilgus šimtmečius aukštasis mokslas buvo prieinamas tik elitui. Dabar jisai prieinamas beveik kiekvienam. Masiškumas yra tiesiogiai susijęs su prestižu. Širdies chirurgas visada pasižymės aukštesniu prestižu negu bendrosios praktikos gydytojas, kadangi širdies chirurgų yra mažiau. Aukščiausiojo teismo teisėjas visada bus labiau prestižiškos pareigos negu šiaip teisėjas, kadangi aukščiausio teismo teisėjų yra mažiau. Todėl ir aukštojo mokslo diplomas dabar reiškia daug mažiau negu prieš 100 ar 50 metų, kuomet diplomą įgydavo tik nedidelė dalis gabiausio jaunimo. Tuomet diplomas buvo neginčiamas kokybės ženklas. Dabar jau nebe. Jei aukštuoju išsilavinimu gali pasigirti kas antras augęs šalies gyventojas, tai ir didelė jo vertė. Juk net universitetų profesorių šiandien yra 1,5 karto daugiau negu 1919 metais Lietuvoje buvo mokytojų. Ir kada mokytojai kalba apie buvusi mokytojo prestižą, tai aš siūlau jiems prisiminti šitos skaičius. Visuomenėje pastebimas elitinio aukštojo mokslo ilgesys. Dejuojama dėl sumenkusios aukštojo mokslo kokybės. Aukštojo mokslo masiškėjimas yra viena iš globalizacijos apraiškų. Kelio atgal nėra. Jei radikaliai sumažinsim priėmimą į universitetus, tai nepatekusieji į tą laimingųjų tarpą gaus aukštą išsilavinimą užsienyje. Va ir viskas. Apie specialistų kalvę. Kas anksčiau diskutuodavo, kiek filosofų reikia darbo rinkai? Universitetai ugdė nacionalinį elitą, rengė labiausiai išsilavinusius žmonės. Tai anaiptol nebuvo amatininkų artelės. Lituanistai, istorikai, kultūrologai buvo traktuojami kaip nacionalinės kultūros nešėjai, o ne kaip specialistai, kurių perprodukcija stebima darbo rinkoje. Dabargi universitetą dažnai norima paversti profesinę mokyklą, tik didesnė. Universitetai reitinguojami ir vertinami, be kitų rodiklių pagal tai, kiek jų specialistai yra paklausus ir įsidarbina. Skaičiuojamas specialistų poreikis, vertinamas ekonominis universiteto efektyvumas, verslumas, konkurencingumas. Universiteto misija pasikeitė. Ir deja, naujoji misija atrodo gerokai mažiau patraukliai. Tačiau misijos kaita taip pat yra globalus reiškinys ir nuo mūsų tai nepriklauso. Tai lemia ir jau mano minėtas aukštojo mokslo masiškėjimas ir ženkliai išaugę studijų kaštai. Vien tik elito rengimas aukštajam mokslui tampa pernelyg brangus malonumas. Ačiū. Taip, iš tiesų, vien tik elito rengimas aukštajam mokslui reikštų pernelyg didelius kaštus valstybėms, kuriuose aukštasis mokslas nemokamas, jisai reikštų pernelyg didelius kaštus. Bet aš galvoju, profesoriau, kad ir elito samprata kažkaip yra pasikeitusi. Tas mus, aišku, labai žeidžia. Bet negali nuneigti, kad gyvename vaizdų kultūroje. Ir vaizdų kultūroje, kokia ten dabar Monika Šalčiūtė, yra gal labiau žinoma negu profesorius Želvys. Aš nenoriu užgauti. Radavičienė tai jau nešneku. Ne, savęs tai jau net neminiu, nesilyginu su Monika Šalčiūtė. Ar toks jos vardas? Va, visi žino, apie ką aš neku. Žiūrėkite. Ir aš esu tikra, kad ne vienas iš šitos auditorijos jūsų iki šiol paties nepažinojo ir manęs, jeigu aš būčiau dirbus tik filosofijos, istorijos ir logikos katedroje, irgi nebūtų pažinoję.
Tai ta prasme mums tenka pasislinkti, tas vadinamasis elitas. Šiom dienom televizorius buvo įjungtas, mačiau buvęs Seimo pirmininkas, deda žaidimą taip ir ne. Daro tą kur kas geriau, negu vesdavo Seimo posėdžius. Ir tenai sako, o čia neatsimenu, ar kairė, ar dešinė, žodžiu, kažkuriuose kėdėse sėdė visuomenės įžymybės, jisai sako, ir prideda žymų žmonės kažkaip pasitaiso. O ten sėdė elitas, ten sėdė Redita, neredita, užmiršau jos pavardę, kažkokia artistė, graži mergina, viskas su ją yra tvarkoj. Dabar iš tikrųjų keičiasi elito samprata. Iš tikrųjų, kada kviečia į tuos didžiuosius vakarus, į vienos pokylius ir taip toliau, tai tikrai kviečia ne universitetinius žmonės. Tai dabar operuoti elito kategoriją, aš sakyčiau, kartais gali būti net gėdinga patekti į tą elitą. Čia, žinoma, pasirinkimo klausimas, jeigu kas iš šitos auditorijos norėtų, tai darykite viską, siekite to, ko iš tikrųjų norit gyvenime. Bet didžiai daliai turbūt tas būtų kaip ir truputį priklu. Ta prasme, tai yra ne mūsų. Mes čia universitete turime kitą elito sampratą. Mes ją sveriame pagal laipsnius, pagal parašytas knygas, pagal galimybę disputuoti ir nugalėti disputą ir taip toliau. Mes turime, bet visuomenė, kurioje mes gyvename, to senokai nepripažįsta. Dėl to aš galvoju, kad, negali užsispyręs naudoti žodžius taip, kaip tavo vaikystėje naudojo, jeigu gyvenimo traukinys yra pavažiavęs. Tai aš galvoju, kad mums šiandien svarbiau yra ne galvoti, ar universitetą baigę žmonės tampa būtinai priklausančiais elitui, bet galvoti apie tai iš tikrųjų, ką mes turėtumėm jiems suteikti. Ką reiškia, kiek mes turime atliepti. Visų pirma, ar ateinantys į universitetą žino, ko jie iš jo nori, turime galvoti, ar mes galėtumėm formuoti jų kažkaip tai lūkesčius ir norus, ar mes galėtumėm atliepti, o susišnekėjimo turėtų įvykti tarp lūkesčių, norų ateinančių ir to, ką mes manome jiems būtų privaloma, priklausoma duoti. Turėtų įvykti kažkoks susišnekėjimas, pozicijų suartėjimas. Tai galvoti apie tai, kokius lūkesčius mes esame pašaukti patenkinti ir ką mes norėtumėme perteikti, taip sakant, jaunai kartai, atėjusiai galų gale ne Londone viešbučio valyti, o atėjusiai į universitetą, mes turime apie tai galvoti. Ir tada aš sakau, kad negalėčiau sutikti su profesoriaus tvirtinimu, kad mes šiandien rengiame specialistus. Aš tvirtinu, kad globalizacija keičia sampratą to, ką universitetas turi išleisti. Universitetas šiandien turi išleisti išsilavinusius žmonės. Aš sutikčiau su tuo, kad išsilavinimo gylis, fundamentalumas iš tikrųjų yra, jo samprata yra pasikeitus lyginant su viduramžiais ir netgi vėlesniais laikais. Netgi su 20 amžiaus pradžia. Ar bent viduriu, netgi su 20 amžiaus viduriu išsilavinimas yra pasikeitęs. Ir tą irgi daro globalizacijos procesai, globalizacijos ir ją įgalinančios virtualizacijos procesai. Tai yra šiandien žinyje, kuria, jeigu senajame, tam konservatyviajame, tradicinėme universitete, iš tikrųjų buvo palyginus santykinai, buvo ne tik mažai profesorių, buvo ir mažai knygų, kurias reikėjo perskaityti. Jau po Gutenbergo daugiau, bet vis dėlto buvo tiesiog mažesnė žmonijos žinių suma ir jinai buvo santykinai stabili. Vėlgi, tas pats dinamizmas. Tai šiandien, jeigu norėtų suteikti svarbiausias žinias kokioj tai konkrečioj srityje, kaip tai darydavo universitetai, tai tam mes nebeturime iš tikrųjų šansų. Žinoma, mes orientuojamės į svarbiausias, bet kiekis, kurį mes galime perteikti ir kiekis, kuris yra prikurtas, jis yra taip nutolę viens nuo kito, kad iš esmės aš galvoju, kad universitetas šiandien, jisai yra pašauktas iš tikrųjų, atsiprašau, auditorijos skambės kaip europinis žargonas, kurio pati nekenčiu, bet vis dėlto universitetas turi išmokyti mokytis. Tai yra, išmokyti mokytis, tai reiškia išmokyti
įgyti beisikus, o paskui mokėti plaukioti tam didžiuliam žinijos okeane, tam dinamiškam vandenyne, kuris keičiasi ir užverčia labai didelę bangą vis iš naujo ir iš naujo. Vėl nuskambėjo mano lūpose Amberseilas, bet jis labai yra gera šiuolaikinio gyvenimo metafora. Ir aš tvirtinu, kad tie pasikeitimai, kurie yra įvykę studijų organizacijoje, organizavime, konkrečiai netgi mūsų universitete, bet tuo pat metu ir daugelį kitų didžiojo dalyje padorių universitetų. Tai tie pasikeitimai, jie kaip tik į tai ir orientuoja, kad tu kaldini ne gatavą specialistą, paklauskit verslininko. Atėję netgi versluose, ekonomikoje, tai yra tokiose atrodytų praktiškose specialybėse, ne kokioj filosofijoje ir netgi ne sociologijoje. Jau laikas? Aš savo remarkos 2 minutės, jeigu galima, pasiimu. Tai jie sako, tas jūsų studentas, jo žinios paseno tol, kol jisai baigė 3. ir 4. kursą. Ko jūs jį išmokėte 2. kurse. Tai dėl to mes rengiame iš esmės išsilavinusių žmogų ir jeigu žiūrėtumėt, į ką orientuojasi darbdaviai, kai tu ateini prašyti darbo, jie žiūri tavo išsilavinimo lygį, o ne specialybę. Tai yra neatsitiktina, kad mes vadiname tuos dalykus nebe specialybėm, kai buvo sovietiniais laikais, mes juos vadinam studijų programomis. Tu lavinaisi per štai šitokį langą, lindai į mokymasi mokytis. Tai visi elementai naujie. Aš turiu omeny studijų individualizacijos galimybę atsiradusią, gretutinės studijas. Aš turiu omeny studentų stiprų įsitraukimą į visų šitų reikalų valdyme. Aš tvirtinu, kad visi jie orientuoja mus iš tikrųjų ne į mokymo fundamentalumą ir žinių sumas, ne į specialistų kalvę, o į plataus išsilavinimo ir mokančius mokytis žmonės. Teks replikuoti, gerbiama docentė labai išsiplėtė ir man būtų sunku replikuoti viską, bet aš 2 aspektus paminėsiu. Pirma, dėl ko sutinku, antra, dėl ko nesutinku. Pirma, aš sutinku, kad elito samprata šiuolaikinėje visuomenėje yra pasikeitusi. Iš esmės, turbūt kalbėtume ne apie elitą, bet apie elitus. Skirtingus elitus ir skirtingas elito sampratas. Tas elitas, apie kurią kalbėjo docentė Nijolė, yra formuojamas ne universiteto, jis yra formuojamas žiniasklaidos. Ir čia, be abejo, su Monika Šalčiūtė nebent profesorius Bumblauskas galėtų varžytis būtent šitoj elito plotmėj. Bet yra ir kiti elitai, kurie atsiranda ir yra pripažįstami kitose terpėse. Ir antroji replika apie išsilavinimą. Man labai norėtųsi, kad tai būtų, kad darbdavys pirmiausia įvertintų, ant kiek tu esi išsilavinęs. Bet kada tu ateini dirbti Achemą, technologų, tai turbūt ten klausia kitų dalykų. Ir kada tu kaip psichologas ateini dirbti psichodiagnostikos laboratoriją, turbūt irgi domina žmonės, ar tu moki dirbti su tuo ar kitu testu. Taip, kad dėl šito aš šiek tiek suabejočiau. Ir jeigu kalbėsime apie studijų programas, tai vėlgi, mesgi studijų programas dabar aprašome pagal kompetencijas. Nerašome, kiek ir kaip žmogus turi būti išsilavinęs, o kokias kompetencijas jis arba ji turi įgyti. Ir štai todėl man atrodo, kad universiteto misija yra pakitusi. Ačiū. Ir aš jau išnaudojau remarkos laiką. Užgniaužė. Aš norėčiau tikslinančią klausimą paklausti gerbiamo proponento. Jūs labai teigiai įrodinėjate antroje tezėje, kad universiteto tiek statusas, tiek jo galbūt idealai yra pakitę, ką jūs pavadinote to virsmu į specialistų karjerą. Ar tai neprieštarauja jūsų pirmai tezijai, kurioje jūs, manau, taip pat įtikinamai įrodinėjate, kad universitetas yra konservatyvumo ir, kaip aš supratau, jūs stagnacijos bastionų? Ne, aš visų pirma konservatyvumo netapatinčiau su stagnacija.
Aš konservatyvumo savoką vartoju ne neigiamą, bet neutralia prasme. O dėl prieštaravimo, ne, aš nemanyčiau, kad tai yra prieštaravimas, kadangi tu gali vykdyti skirtingas misijas tradiciniuose rėmuose. Kitaip sakant, mes galim turėti tradicinę universiteto struktūrą, šventes, tradicijas, simbolius, bet specialistus rengti kitaip. Arba tiksliau sakant, nuo elito ugdymo pereiti prie specialistų rengimo tuose pačiose rėmuose. Ačiū. Gerai, dabar jau galbūt prie trečios tezės, kurią proponentas suformulavo taip. Jinai kiek ilgesnė, tai prašau jūsų dėmesio. Nuosekli švietimo reforma nevyksta. Yra įvairios švietimo reformos, o jų pasiekmes skirtingos. Lietuvos aukštojo mokslo finansavimo reforma, studijų krepšelė, stokoja socialinio teisingumo dimensijos ir veda prie didesnės socialinės paskirties. Ir 4 minutės. Dėkui. Taigi, pradėti norėčiau nuo to, kad nuosekli švietimo reforma nevyksta. Nors dažnai viešose diskusijose mes girdime, kalbant apie švietimo reformą, kokia jinai yra. Iš tikrųjų, mes turėtume kalbėti apie švietimo reformas daugiskaitoje, nes reformų būta daug ir įvairių. Ir skirtingos reformos turėjo skirtingas pasiekmes. Net jeigu kalbėsime vien tik apie aukštojo mokslo segmentą, o šios dienos diskusijoje būtent šis segmentas mus domina, mes ten matome įvairių reformų su skirtingomis pasiekmėmis. Na, kartais sakoma, aukštojo mokslo reforma 20 metus nevyko, niekas nesikeitė. Netiesa, keitėsi, tik tai galbūt visuomenėje į tai buvo kreipiama per mažai dėmesio. Prieš 20 metus įvyko visuotinė aukštųjų mokyklų universitetizacija, kurią aš vienareikšmiškai vertinu neigiamai. Per 5 metų mes turėjome 1, paskui 2 universitetus ir staiga per 5 metų mes jau turime daugiau kaip 10 universitetų. Bet apie šitą reformą, kuri mano manimu stipriai pakeitė akcentus aukštajame moksle, mes nediskutavome. Kitas pavyzdys, 94 metais perėjome prie tripakopės studijų sistemos. Bakalauras, magistras, daktaras. Ir tai yra reforma, kurią aš vienareikšmiškai vertinu teigiamai, nes mes 5 metus aplenkėme Bolonijos procesą. Ir į Bolonijos procesą mes jau įėjome nebe nuo nulio. Na ir galiausiai pereinu prie tos reformos, su kuria mes susidurėme dabar. Tai yra 2009 metų aukštojo mokslo reforma. Ši reforma, skirtingai nuo ankstesniųjų, jau turėjo sisteminės reformos ambicijų, kadangi buvo bandoma aukštąjį mokslą reformuoti visus pagrindinius aukštojo mokslo komponentus paliečiant. Aš turiu omenyje statusą, valdymą ir finansavimą. Deja, kol kas reformos rezultatai yra gana abejotini. Universiteto transformacija iš biudžetinės į viešą įstaigą turėjo tik simbolinę reikšmę, nieks nepasikeitė. Nuosavybės klausimai neįspręsti. Universitetas kaip neturėjo nuosavybę nekilnojamo turto, taip ir neturi. Valdymo reforma, dar liūdnesnis vaizdelis. Valdymo reforma buvo siekiama padidinti išorinių atstovų dalyvavimą, o iš esmės reforma tik tai sujaukė valdymo sistemą. Dabar mes turime dubliavimą visais svarbiais universiteto klausimais. Visus svarbius klausimus turi patvirtinti taryba, senatas ir pasirašyti rektorius. Tai kokioje efektyvioje organizacijoje jūs galite matyti štai tokią vadybinę sumaištį. Na ir galiausiai finansavimo reforma, apie kurią aš jau kalbėjau formuluodama šitą tezę. Finansavimo reforma arba studijų krepšelis stokoja socialinio teisingumo dimensijos. Nėra socialiai teisinga, kai už tas pačias studijas vieni moka 1000, o kiti nemoka nieko. Socialinio teisingumo prasme tai visiškai nelogiška. Reformatoriai sakė, studijų krepšelį gaus gabiausiai. Visai nebūtinai. Greičiau jį gaus tie, kurių tėvai turi galimybės investuoti. Jie investuoja į nevalstybinės mokyklas, jie investuoja į korepetitorius,
kadangi žino, jog šitos investicijos atsipirks studijų krepšelio pavidalu. Ačiū. Ačiū. Galiu tik tai sutikti su proponento tvirtinimu apie ankstesnėsias reformas, ypatingai su universitetizacija visuotinė ir tripakopės studijų sistemos atsiradimu. Bet dėl krepšelių reformos tai nesu jos didelė šalininkė, bet dėl kitų motyvų. Mane stebina tvirtinimas, kad krepšelių sistema jinai yra socialiai neteisinga. Aš sakysiu ir visada sakiau, ir studentai iš manęs nekartą tai yra girdėję. O ką pats padarei? Pats stojantysis. Tai yra, aš galvoju, kad jeigu socialinis teisingumas reikštų visiems po lygiai, tai tada, žinoma, čia visiems po lygiai neduoda. Bet duoti visiems, bet aš galvoju, kad socialinis teisingumas tai yra visų lygios galimybės. O visų lygios galimybės, mano manimu, turėtų reikštis per krepšelių sistemą, dėl to, kad tose pačiose mokyklose tiesiog įdėk daugiau pastangų. Mane visuomet piktina, kada logikos kursą, kurį dėstau, žmonės nesugeba išlaikyti, tada samdo repetitorius, tai aš juos tiesiog laikau asmenybiškai kvailiais, ne tai, kad intelektualėjams ko nors trūksta. Jie tiesiog nepaėmė iš manęs to, ko galėjo paimti, ką paėmė kiti. Aš galvoju, kad iš tiesų socialinis teisingumas, jisai neturėtų nuneigti principo kiekvienam pagal nuopelnus. Ta prasme, jeigu darbo idėjai ir baigiai vidurinę gerais pažymiais, vidurinės uždaviniai nėra nepakeliami jaunam žmogui, tai tada natūralu, kad tu gausi krepšelį. Tai žodžiu, aš manyčiau, kad krepšelis neiškreipia socialinį teisingumą. Aš negaliu tvirtinti, kad krepšelis sukuria socialinę atskirtį. To argumento už tai gal neišgirdau, galbūt remarkoje, bet tezėje parašyta, tai dėl to ir reaguoju. Bet aš manau, kad studijų krepšelis, jisai yra ydingas kitų požiūrių. Jis yra ydingas tuo požiūriu, kad stojantieji irgi renkasi nepakankamai atsakingai. Tai yra labai dažnai, mano toks yra įsitikinimas, jie renkasi lengvesnės studijas. Tai yra neina, pavyzdžiui, fundamentaliuosius mokslus. Mokslus, o eina didžioji dalis eina į socialinius, humanitarinius ir dalis eina į tuos, kurie tikima duoda tą amatą, kuris jiems leis gerai gyventi gyvenimą. Tai yra į teisę, mediciną ir panašius amato dalykus. Tai teisė, medicina mane mažiau jaudina. Aš galvoju, kad negerai yra studentų nepasidomėjimas iš tikrųjų. Kokių kompetencijų, čia buvo geras žodynas įvestas, tau reikės norint dirbti mylimą darbą. Šito išmatavimo jauni žmonės neturi. Ir per tai atsitinka, kad išsikreipia tiek studijų, tiek mokslo struktūra. Už tai, kad nuo studijų finansavimo, žinoma, priklauso universitetų finansinis gyvenimas ir atitinkamai galimybės plėtoti vienokius arba kitokius mokslus. Tai jaunimėlio santalka į lengvesnėsias sritis iš tikrųjų neteisėtai nuskriaudžia fundamentaliuosius mokslus. Tai ta prasme aš tvirtinu, kad krepšelių reforma nėra sėkminga reforma, bet ne dėl to, kad pažeidžia socialinį teisingumą. Ačiū. Gal įdomu įsirti? O proponentui leisim replikuoti? Leisim. Kad jau klausai turi. Nori kažką. Prašom. Aš oponentai klausimą turiu. Ar nemanote, kad iš principo darbo rinka, kaip jie atrodo 21 amžiuje ir karjeros perspektyva, skiriasi nuo 20 amžiaus tuo, kad tu labai dažnai keiti darbus. Ir šią prasme lysti fundamentalius mokslus ir būti, nežinau, subatominiu fiziku yra, nelabai aišku, kokia ta perspektyva bus, kiek čia po 10 metų iš viso kokia čia valdžia bus ir ar apsimokės, ar tu turėsi darbą realiai.
Tuo tarpu, kai tu esi kokiuose socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, kad ir kaip to nemėgtų dabartinė vyriausybė ir tu esi lankstesnis. Ta prasme, kad šiandien tu gali būti piarščiuku, rytoj tu gali būti mokytoju, poryt tu gali būti vidutinės grandies vadybininku, pardavinėti, nežinau, dantų pastą, alkoholį, ką tik nori. Ar čia nėra, universitetas neina paskui darbo rinką šią prasme? Taip, tamsta teisingai šneki, kad socialinius humanitarinius mokslus pabaigę jie yra atviresni, jie turi mažiau amato elemento ir jie yra atviresni darbų kaitai. Bet čia yra, aš galvoju, kad ne visi svajoja apie didelę darbų kaitą. Aš galvoju, kad yra daugybė žmonių, kurie nori iš tikrųjų krapštyti ten tą savo atomą ar subatomą. Konkrečioje laboratorijoje matau labai aiškiai pagal veido išraišką, kad tai tamsta, tikrai ne. Klausimas empirinis. Bet aš galvoju, kad jaunų žmonių apsisprendimas nelysti į siaurą sritį pareina ne nuo to, kad jis projektuoja save kaip bekeičiantį darbą kas 7 metus. Jisai kas 3 metus netgi šitokia yra statistika žiauri. Tai aš galvoju, kad jis ne dėl to nedaro. Mano įsitikinimu jisai neina dėl to, kad tai yra studijos, kurios pareikalaus tiesiog daugiau prispausti uodegą ant kėdės. Ir tas yra sunku. Tai yra studijos, kuriuose net pliurpsi socialinių, humanitarinių mokslų srityje, kaip bebūtų gaila sakyti, kartais tu gali gauti 5, tikrai negerą pažymį, ta prasme patys silpniausia. Bet jeigu dievulis tau davė gerai pakabintą liežuvį, tai net ir be didelio pasirengimo tu gali išplėšti, taip sakant, kokį nors diplomiuką. Priedas bus silpnas, bet tu jį turėsi. O šiaip jau tai aš galvoju, kad ir tiems, bet čia jau žinoma, iš tikrųjų empirinis klausimas, kiek jie turi darbų su savo subatomininių procesų išmanimu. Galvoju, kad argumentas neiti į fundamentaliasias studijas ir labiau toks negu kitoks. Dar matau vieną klausimą? Ar jums neatrodo, kad socialinė skirtis turima gal kiek kitoje vietoje? Tai yra, kad žmogus, kuris galbūt turi potencialą, bet, jis, nežinau, kaimo vietovėje gyvena, ir jis automatiškai, jis neturėjo prieimo prie, sakykime, geresnės kokybės mokslo jau mokykloje, nes daugumoje iš tikrųjų geresnės kokybės, geresnio paruošimo, pedagogai ir šiaip geresnį išsilavinimą galima gauti miestuose. Tai jis, jeigu jam automatiškai, kaip jam sunkiau įstoti į universitetą ir, aukštasis mokslas tampa kažkuria prasme, tie, kurie turi geresnės galimybės, jie toliau turi geresnės galimybės ir turės geresnės galimybės. Ką čia buvo klausimas? Man. Aš supratau man. Nes panelė tvirtinate, kad socialinė atskirtis yra formuojama per krepšelių politiką. Aš taip supratau. Tai ką? Labai trumpai tai būtų taip, kad iš tikrųjų mes gyvename, mes užgimstame į nelygias sąlygas. Žinoma, vienam kompiuteris yra planšetinis padėtas nuo 3 mėnesių prieš nosį, kas man kelia šiurpą, o ar ten nuo 5 mėnesių, o kitam ne. Tas yra faktas. Bet dėl Dievo meilės vieni mes užgimstam moterim, kiti vyrais. Ir žinokit, kad moterims reikia iš tikrųjų įdėti daugiau pastangų, kad įrodytų, kad jos intelektas yra toks pat kaip vyro. Jam įrodinėti nereikia. Žinoma, kad taip. Žinoma, kad yra tos mūsų nelygybės. Bet sutikite su tuo, vyrų moterų pavyzdys yra galbūt netgi geras pavyzdys. Kad būdami tose nelygiose sąlygose iš prigimties ir turėdami įdėti daugiau jėgų, arba kad įrodytum, kad nekupranugaris, arba kad išsilavintum taip, kaip išsilavina tas, kuris Salomeiką Vilniuje lanko, turi įdėti daugiau pastangų. Bet tu gauni kitą gėrį. Tu gyveni ne ant asfalto, tu, taip sakant, paukštelių čiulbėjimų geriesi, čia gal tokius paprastus dalykus miniu. Vyrų moterų pavyzdys gal geresnis. Moteris gyvena, mano manimu, nepalyginamai įvairesnį, turtingesnį gyvenimą.
Jinai yra turtingesnė savo vidumi, netokia skurdi, netokia racionali ir taip toliau. Jinai turi kitus pranašumus. Gerai, ačiū. Tai jau galiu. Na, man susidarė įspūdis, kad savo ilgoje kalboje oponentė jau perėjo į demagogijos sferą ir pradėjo aiškinti, kad sunki vaikystė tai gerai. Mes prisimenam dar Mao Dzedūną sakė, kuo blogiau, to geriau, taip? Nematau jokio gėrio sunkioj vaikystėje. Ir sunkumuose, kuriuos didvyriškai paskui reikia įveikti. Kalbant apie socialinę atskirtį, kadangi oponentė paminėjo, jog pasigėdo argumentų, tai man atrodo, kolegės argumentas buvo labai taiklus, kalbant apie skirtumus tarp miesto ir kaimo. Aš galiu pridurti tik apie turtinius skirtumus, kad tos šeimos, kurios turi galimybę investuoti savo vaikų mokslą, investuoja papildomai, tada jų vaikai gauna geresnius pažymius, susidirba krepšelius ir stoja į prestižiškesnės specialybės, o tie, kurie neturi to, renkasi netokias prestižiškas arba renkasi kolegijas arba aplamai priversti atsisakyti aukštojo mokslo. Štai ir socialinės atskirties didinimas. Gerai, ačiū. Darosi vis įdomiau, kai artėjant prie paskutinės tezės. Paskutinė proponento tezė skamba taip. Švietimo reformos turėtų atspindėti globalias švietimo tendencijas. Aukštajam mokslui ypač būdingas tarptautiškumas. Todėl reformos turėtų būti skirtos integruotis į tarptautinę aukštojo mokslo erdvę. Na, apie globalizaciją yra prišnekėta ir prirašyta pakankamai. Ir turbūt nieko naujo nepasakysiu, teigdamas, kad toli gražu ne visos globalizacijos apraiškos mus džiugina. Aukštajame moksle tas pats. Aukštasis mokslas iš elitinio tapo masiniu, mažiau patraukliu. Universitetai iš kultūros židinių tapo specialistų fabrikais. Mokslininkai turi ne tik kurti mokslo žinias, bet ir sėkmingai parduoti jas rinkoje. Pardavimo sėkmę lemia marketingas ir reklama. Reikia kurti teigiamą universiteto įvaizdį, plėtoti ryšių su visuomenė. Kažin ar apie tai svajojo visi dabartiniai profesoriai ir akademikai. Tikrai ne. Turime rašyti knygas ir straipsnius anglų kalba, kad būtume matomi tarptautiniai mokslo erdvėjai, tačiau kito kelio nėra. Kiek žmonių perskaitys mano monografiją lietuviškai? 5 gal kokie. Arūnas, Nijolė, dar gal vienas kitas. Lilija. Taigi mes pasmerkti globalizacijai. Galime bandyti reformuoti aukštąjį mokslą taip, kaip mums geriausiai atrodo čia Lietuvoje. Galim rašyti straipsnius ir dėstyti tik tai lietuviškai, rengti specialistus kokiu nors unikaliu tautiniu būdu. Tačiau tik išeikvosim laiką, išteklius ir galiausiai vėl turėsim sugrįžti tas pačias globalias vėžes. Nes nacionalinio aukštojo mokslo šiais laikais nebūna. Tokių eksperimentų pasaulyje buvo pakankamai ir ne vienas iš jų prie gero neprivedė. Todėl aukštojo mokslo reformos turi būti gerai apgalvotos ir dėrėti su pasaulinė aukštojo mokslo plėtra. Universiteto likimas globalizacijos akivaizdoje reiškia akilai ir dėmesingai sekti tai, kas vyksta tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje, laiku reaguoti vykstančius pokyčius, o idealiu atveju tos pokyčius iš anksto nuspėti ir būti tarp pirmųjų. Ačiū. Ir vėl negaliu nesutikti su tuo, kad iš tikrųjų mūsų likimas yra universiteto tarptautiškumo didinimas visomis prasmėmis. Neabejotinai, bet ta prasme, globalizacija yra faktas, universitetų reikalas atsiverti pasauliu yra faktas, universitetų reikalas dalyvauti tame, kaip amžinatilsi profesorius Plečkaitis
sakydavo, tarptautinė mokslo apyvarta yra faktas. Negaliu šito niekaip tam oponuoti. Aš tik tai sakyčiau, galbūt profesorius Želvys apribojo save laike ir nepasakė, kad tas tarptautiški... Tiesa, prie faktų galėčiau dar pridurti tą faktą, kad Vilniaus universitetas tarptautiškumo didinimo požiūriu yra stipriojo degoje, ar kaip čia sakyti, plonojojo degos dalyje, ar kaip čia sakyti. Ta prasme, investicijos į tarptautiškumo didinimą universiteto mastu yra iš tikrųjų labai menkos. Sutikdama su profesoriaus Želvio pozicija, sakau, kad galbūt jam pristigo laiko, nepaskyrė galbūt laiko tam, kad pasakytų, o ką daryti, ar tas tarptautiškumas ateina vien kaip faktas, ar jisai turi gėrio aspektą, ar jisai turi grėsmės aspektą. Nepaskyrė laiko profesorius Torliūnas, sakė 4 minutės. Bet dabar jau aš gavau 4 minutės. Tai aš tvirtinu, kad tarptautiškumas jisai ateina ne tik tai kaip pozityvus dalykas. Tarptautinėje apyvardoje bedalyvaujant neabejotinai mes semėmės naujų idėjų, naujų minčių, mes įgyjame tie, kurie dirbame net ne su subatominiais dalykais, bet toj pačioje ar filosofijoje, ar sociologijoje su labai siaura problematika. Tu neturi su kuo pasišnekėti tam gausiam Lietuvos universitetų būryje, ne vienu atveju, jeigu dirbi su siaura problematika. Tai išėjimas į tarptautinius vandenis neabejotinai tave įdeda į bendruomenę, įleidžia tave į bendruomenę, kur tu turi tokių pat tą pačią sritim besidominčiųjų pašnekovų būrį. Ir tai yra nepaprastai vertinga. Bet antra vertus, aš tvirtinu, kad perspektyva tarptautiškumo, jinai yra ir mūsų gerbiamas presens disputacionis, dekanas puikiai žino, kad perspektyva yra ne šiaip jau pasivažinėti po konferencijas, ne šiaip jau vieną kitą straipsnį anglų kalbą išspausdinti. Perspektyva yra ne šiaip jau nuvažiuoti semestrui ar 2 semestram į Erasmus studijas arba prisikviesti čia Erasmus studentų. Perspektyva yra studijos anglų kalba. Už tai, kad juk žiūrėkite, kodėl į Erasmus netaip daug atvažiuoja į mūsų kraštus. Ne dėl to, kad mes mokame prasčiau. Mes mokame, kaip sako, į Erasmus studijas išvažiavę studentai daugeliu atveju netgi geriau negu ten. Gal yra metodų santykio, labai stipriai akcentuoja santykio kitokumo klausimą, bet kokį mokslo lygį jie išgirsta čia ir nuvykę, kokius studijų rezultatų yra reikalaujama, tai tikrai mes nesame prastesni. Bet problema yra ta, kad žmonės žinoma neišmoks lietuvių kalbos. Tai jeigu mes norime turėti čia studentų ne tik tai semestrui, bet turėti studentų, kurie tiesiog važiuotų studijuoti Lietuvą kaip į Ameriką, tai tam reikia daryti studijas anglų kalba. Jeigu į Daniją, į Ispaniją žmogus gali nuvažiuoti ir išmokti vietinę kalbą, žinodamas ypatingai kokio Ispanijoje ir Italijoje, žinodamas, kad arealas, kuriame jisai galės toliau cirkuliuoti, su išmoktaja kalba yra žymiai didesnis, tai Lietuvos arealas iš tikrųjų yra labai menkas. Profesorius teisingai sakė apie tuos 3-5, sakė, knygų skaityti, tavo knygos skaitytojus, šventą teisybę. Tai aš tvirtinu, kad tarptautiškumas ateina kartu kaip grėsmė, kad galų gale ar neatsitiks taip, kad universitetas, jo judėjimas bus į studijų anglų kalbą pusę. Tai laikyčiau mūsų pralošimu. Aš neabejoju, kad universitetas yra nacionalinės kultūros, o nacionalinė kultūra jinai startuoja nuo nacionalinio žodyno. Man iš esmės tai yra tas pats. Nacionalinis žodynas, kokiais žodžiais jie nusako, jie peršneka vieną ar kitą dalyką. Tai aš galvoju, kad šitos misijos universitetas iš tikrųjų tada šitą misiją, jo galimybę ją atlikti iš tikrųjų menks. Ar aš mušu varpais? Ne, aš nemušu varpais. Aš palaikysiu vienos kitos angliškos studijų programos paleidimą. Bet aš visada sakysiu, taip kaip ir su visu europinio žargono prisijėmimu į mūsų seną gerą
XVI amžiuje įsteigtą universitetą, taip kaip su studijų ir mokslo darymu anglų, kaip taisyklė kalba, su visais šitais naujoviškais dalykais ir su tuo galingu dinamizmu, kuris į mus plūsta iš pasaulio, tikrai ne nuo mūsų būro artojų pusės. Tai su visais šitais dalykais, aš sakysiu, svarbiausia problema yra saikas. Tai yra problema, kuri ateina pasiekia mus nuo Aristotelio laikų. Turbūt ir kiti tais laikais išmanė, bet Aristotelis geriausiai apie tai parašė. Tai yra saikas. Kaip mums reikia atpažinti tą ribą, kur grėsmė, taip sakant, išauga į naujosios realybės, svetimos realybės įsitvirtinimą šitam senam geram Vilniaus universitete. Na, man neįtikėtinai pasisekė su oponente šiandien. Didžiąją kalbos dalį, užuot oponavusi, visai pritarė ir plėtojo mano tezę. Ir tik pačioj pabaigoje nusprendė nustebinti, pasakiusi, kad studijos anglų kalba tai pralošimas. Na, originali idėja iš tikrųjų, įdomi idėja. Man kažkaip niekada taip neatrodė. O ta mūsų būro nacionalinė kultūra, kad labai nuskurdintų anglų kalbos mokėjimas ir studijos anglų kalba, na, nežinau. Aš tokių grėsmų neįžvelgiu. Turiu minutę remarkai. Čia tamsta dabar irgi muši baidyklę, kuri, taip sakant, tikrai ne mane. Aš sakyčiau šiaudinę tai baidyklę tamsta muši. Aš netvirtinu, kad studijos anglų kalba yra grėsmė. Aš tvirtinu, kad dėstymas anglų kalba yra grėsmė. Aš tvirtinu, kad jeigu studijos visos tampa anglų kalba, tada yra grėsmė. Aš neabejoju, kad būrų kalba, kuri šiandien yra, ačiū Dievui, įgyjusi kitokį veidą, jinai yra kažkaip su mūsų savastim susijusi, aš to neabejoju. Ir labai konkretus pavyzdys, labai jau dabar greitai ginsis disertacija mano doktorantė tokia, kuri ją parašė angliškai. Ir vienas iš jos motyvų rašyti angliškai, tai buvo, kad lietuvių kalba neturi tokių žodžių, kad jinai galėtų pasakyti aktualius metaetikos dalykus. Pasaulis svarsto, lietuviai tam neturi žodžių. Tai vienas iš svarstomų variantų, dėl ko turėtų žmogus besiginantis disertaciją angliškai Vilniaus universitete, vienas iš projektų yra, jisai turėtų rašyti didesnę lietuvišką santrauką. Tai vienas iš argumentų, ir aš tą palaikysiu, ne kaip skriaudą angliškai rašiusiam, o kaip jo misijos išpildymą. Jisai turi mokėti pasakyti lietuvių kalba tai, apie ką kalba pasaulis. Tik tai šitaip lietuviškas identitetas jisai gali būti išsaugotas. Identitetas jisai eina ne tik tai, kad, taip sakant, naujas surašymas žodyno kaip knygos, aš turiu omeny. Tie žodžiai turi funkcionuoti ir jaustis laisvai lietuvių kalboje. Tai aš manau, kad tai yra labai stipri universiteto misija. Taip. Aš esu tikras, kad mes tikrai nedagyvensime kito laiko, kuomet visi šio universiteto dėstytojai skaitys paskaitas angliškai. Kolega, kad nebūkite, taip sakant, neužimkite profesoriaus studentiškos pozicijos. Studentai, aš sakau, kodėl jūs šito nedarote? Dėl to, kad mes jau tą kursą išklausėm, jau mums nebesvarbu ten apie dėstytoją atsiliepimą rašyti, nes mes jau išklausėm, jau jis ten buvo geras ar blogas, čia nebent dėl kitų kartų. Žinoma, negi mūdu šnekam ne tik apie ir ateinančias kartas. Profesoriau. Du klausimus šitos galės. Aš gal kalbos išprašau. Ar tai nebūtų, sakykime, jūs sakote, kad tai šuolis į priekį lyg ir būtų anglų kalba, tarptautinė kalba, o ar tai nebūtų žingsnis tuo pačiu metu atgal, aš nesakau, kad tas žingsnis blogesnis. Juk universitetas kaip konservatyvi organizacija, institucija atsirado vien dėl to, kad visos studijos buvo faktiškai lotynų kalba. Ir tas mobilumas, jisai anaiptol nenaujas. Nes vilniečiai, sakykime, dar prieš Vilniaus universiteto atsiradimą studijavo Krokuvoje, studijavo Paryžiuje, studijavo kur tik tai nori. Man klausimas. Tai vis dėlto, sakykime, anglų kalba, tai aš jau ko gero irgi nedagyvensiu, gal skaitysiu paskaitas, bet kažkada mūsų profesorius skaitė lotynų kalbą ir dėl to vargo nematė. Palaukite, galbūt taip sutarkime. Dar vieną klausimą. Ačiū, kolegė.
Ir dar vienas klausimas, tai tenais išgavo. Iš karto. Aš dėl tos kalbos tiktais pastabą, galbūt šitą grėsmę supranta ir universitetas, to pasekoje rašama kalbų politika, kuri skatina studentus rašyti platesnės santraukas ir taip plėsti lietuvių kalbos žodyną, ko gero, ir tikrai nebus taip, kad visos studijų programos taps anglų kalba, bent 50% programų kiekvienam pareigūnui turės būti lietuvių kalba, taip kad tos grėsmės, manau, nereiktų bijoti. Klausimą turiu visgi proponentui apie tarptautiškumą. Tai, ko gero, šiandien galime drąsiai sakyti, kad universitetas yra kur kas mažiau tarptautiškesnis negu buvo prieš 100 metų. Dabar pagalvoti apie personalą, apie administraciją, apie dekanus atvykusius iš užsienio yra kažkas baisaus. Tai šitoje vietoje, kaip jums atrodo, kaip universitetas tame tarptautiškumo kontekste atrodo ir ar jis tikrai suvokia, kad visgi tarptautiškumas yra gyvybiškai svarbus gyvuoti ir klestėti ir būti pirmiems. Ačiū. Tai čia buvo keletas klausimų. Visų pirma, iš tikrųjų mes kažkaip tarptautiškumą šitoj diskusijai pernelyg apribojom tik tai kalbinių aspektų. Mes pradėjom diskutuoti apie kalbos svarbą. Bet iš tikrųjų kalba tai yra tik tai vienas iš daugelio aspektų. Mes čia kalbam ir apie tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą. Mes kalbam apie tarptautinius projektus ir apsikeitimą personalu. Taip, kad tarptautiškumą suvokčiau daug plačiau, nors aišku, kalbinis aspektas yra labai svarbus. Dabar dėl jūsų pastabos apie tai, jog prieš 100 ar panašiai metų tarptautiškumas buvo labiau įsigalėjęs, tai aš sutikčiau. Taip, tikrai. Tam yra savos priežastis. Mes išgyvenom daugiau kaip 50 metų uždaroje visuomenėje, kur bet koks keitimasis dėstytojais užsienio šalimis buvo vargiai įmanomas. Ką jau kalbėti apie administracinį personalą, ką jau kalbėti, tarkim, apie rektorių kvietimą, taip, arba atvirą tarptautinį konkursą. Ir man atrodo, mes dar šito pusės amžiaus pasekmes jaučiame. Atvirai pasakius, aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Kai kurie Lietuvos universitetai jau skelbia tarptautinius konkursus rektoriaus vietoj užimti, taip. Ir manau, kad mūsų universitetas irgi ganėtinai nesunkiai galėtų prie šito pereiti. Mes galim, aišku, kada ateis laikas kitą dekaną rinkti, irgi tarptautinio konkursą paskelbti. Kodėlgi ne? Nu, bet gal irgi tas įvyks ne mums gyviems esant. Ką gali žinoti? Gerai, ir Nijolė. Dėl lotyniškojo periodo, iš tikrųjų, ta tarptautinė apyvarta tuo metu vyko lotynų kalba, taip, tas teisybė, bet tai buvo maža salelė, o dabar universitetai ir netgi Mūsiškis universitetas apima žymiai didesnę visuomenės dalį, vienas daiktas, o tada ten tas elitas, taip sakant, savo dramblio kaulo bokšte. Tai situacija yra pasikeitusi ir visiškai negalėčiau nesutikti, kad išvažiavimai, jaunų žmonių išvažiavimas pastudijuoti kitur, jaunų žmonių atvažiavimas pastudijuoti kitur normalu, kol šitas universitetas išlieka sala, taip sakant, bastionų, kur mokslas daromas ir lietuvių kalba. Gerai. Ta prasme, vienetai jie nepakeičia universiteto kalbos, vienetų važinėjimas. Tai labai dėkuoju tada. Proponentai, labai dėkuoju. Oponentai. Dar mes klausimus paskutinis. Nėra. Nori, prašom, Julija. Aš norėčiau paklausti, jūs kalbėjote apie socialinį teisingumą ir grįžtant prie to klausimo, ar jūs palaikote nors vieną iš šiuo metu siūlomų finansavimo alternatyvų aukštajam mokslui ir ar jūs galvojate, kad tai didintų socialinį teisingumą ar kaip tik ne? Čia abiem būtų klausimas. Gerai, geras. Kas pirmas? Visi šiuo metu siūlomi alternatyvūs modeliai daugiau ar mažiau bando orientuotis į didesnio socialinio teisingumo siekimą, nors galbūt
visi šitie modeliai nėra išbaigti ir galima būtų juos detalizuoti. Iš tikrųjų, galimi keli variantai mano galva. Pirmas variantas – visos studijos nemokamos. Toks buvo vienas iš pasiūlymų, man atrodo, šiandieniniam pasaulyje jis yra mažai realus. Nebent mes artimiausiu metu atrasim naftos kaip norvegai arba pradėsim eksploatuoti skalūnų dujas, nepaisant žygaičių pasipriešinimą. Kitas variantas, tikrai realesnis, visiems įvesti vienodą studijų įmoką, kuri būtų pakeliama net ir žmonėms su pakankamai nuosaikiomis pajamomis. Keli tūkstančiai litų ten per metus. Tai yra jau gerokai realesnis variantas. Ir dar vienas variantas, man labiausiai priimtinas, bet ko gero mažiau įgyvendinamas negu antrasis, visi moka už studijas tiek, kiek studijos kainuoja. Tai būtų teisingiausia. Ima paskolas ir moka. O paskui baigę studijas šitas paskolas grąžina, jeigu, kaip Britanijos atveju, tavo pajamos leidžia tą daryti. Jeigu neleidžia to daryti, tada paskola tau yra nurašoma. Bet kodėl sakau, kad šitas variantas yra gerokai mažiau realus? Visų pirma, dėl psichologinio momento. Žmonės bijos imti paskolas ir tokiamis didelėmis sumomis. Ačiū. Ir vėl neturėčiau labai stipriai dėl ko oponuoti. Aš tik tai sakyčiau, kad antrasis variantas, jisai yra menkai amortizuoja pirmojo sunkumus. Atsiprašau, trečiasis variantas menkai amortizuoja pirmojo sunkumus. Aš galvoju, kad tai vėl susidurtumėm su nepakeliama našta valstybei. Antrasis variantas, toksai gana socialistinis, aš jo neatmesčiau iš tikrųjų, kada žmonės moka po nedidelę įmoką. Bet klausimas tada, kaip atrinkti tuos, kurie yra geriausiai studijom pasirengę, tai žinoma, kad jisai iškiltų. Ir bijau, kad tada vėl sustotų tie su repetitoriais. Bet, padidintum. Tai ką, tada galime manyti, kad mūsų disputas baigtas. Nuoširdžiai dėkoju diskutantams. Ne baigtas, bet šitą reiškia pavadinkime. Pati diskusijos dalis yra baigta, liko paskutinė, turbūt svarbiausia dalis. Tai būtent jūsų gerbiamo publiko verdiktas. Ir dabar prašysiu jūsų išreikšti savo pritarimą plojimais. Pirmiausia, aš duosiu ženklą. Pirmiausia, proponentui, po to reiškia oponentui. Disputą laimėjo profesorius Rimantas Želvys. Skriaudžia, moteris skriaudžia. Jau moteris skriaudžia. Ne, iš tikrųjų. Tai širdai klausom. Ačiū, labai, kad sudalyvavo. Taip, tai ačiū visiems labai, kad sudalyvavo dispute, dėkojame disputantams ir moderatoriui.